Ar dvasinis nubudimas yra gerai? Antra dalis. Kaip jau kalbėjau prieš tai, banguoja. Būna ir gerai, labai gerai, tiesiog euforija. O būna ir blogai, labai blogai. Ir taip blogai, kad atrodo, jog yra tik viena išeitis nusižudyti. Nes daugiau nebematau jokios kitos išeities. Esu pasimetusi, sutrikusi, užėjusi kažkokią miglą galvoje. Tai yra dvi medalio pusės ir toje transformacijoje, ir visame šiame reikale apie nubudimą. Labiausiai man patiko, kai gavau tokį palepinimą, kai materializavosi mano mintys, mano norai. Šiaip tą minčių materializaciją esu patyrusi ir prieš nubudimą kelis kartus. Gal buvo ir daugiau, bet ne visus atpažinau, užfiksavau. Bet po nubudimo patyriau gan greitas materializacijas ir net tokiais būdais, kad dar net ir iki dabar sunku tuo patikėti. Porą variantų papasakosiu. Pažįstamas eilinį kartą rūkino žuvį įkėlė įrašą apie tai į Facebooką. Aš pamačiusi tas žuveles labai užsimaniau jų ir pati mintyse šūktelėjau, duok ir man. Tuoj po kelių minučių sužinojau, kad vyras važiuos pas tą draugą pasiimti žuvies. Jis mus vaišino tomis rūkytomis žuvimis. Na, čia galima nurašyti ir draugiškumui, bet aš kaip tik buvau labai užsinorėjusi, tai priskiriu savo minčių materializacijai. Kitas toks išvis wow. Buvom kavinėje, užsisakėm valgyt gert. Gėrimus, aišku, atneša pirmiausiai. Aš užsisakiau kokteilį, kai jį man atnešė, aš tik truputį paragavau, patikrinau, koks skonis ir beragaudama pagalvojau, kad pirmą reikia užvalgyti. Tada jau gersiu tą kokteilį. Darbuotoja tuoj atnešė mums paruošusi užkandukų, nors mes jų neužsisakinėjome. Pasiteisino, kad turi daug užsakymų, todėl gali tekti palaukti mūsų užsakytų patiekalų. Esu buvusi toje kavinėje ne kartą ir esu buvusi, kai tikrai buvo daugiau klientų, bet niekada negavau užkandžių, nes teks ilgiau palaukti savo užsakymo. Aplamai jokioje kavinėje niekada nebuvau gavusi nei nemokamų užkandžių, nei pasiūlymo tiems užkandžiams gauti. Tai ir nežinau dabar, ar ta tikroji aš taip lengvai viską pritraukia materializuotis? Ar čia transformacijos kažkokie palepinimo blyksniai? Bet tie momentai, ta tokia greita mano minčių materializacija, man labai patiko.